Nors ir lyja, mes jums siūlome keliauti į miškus. Lietuviškai šūviniu vadinamo žaidimo mėgėjai laisvalaikiu kasdienius drabužius iškeičia į maskuojamąją kareivio aprangą, o į rankas ima grėsmingai atrodantį ginklą. Labo ryto žurnalistas pasidomėjo, kaip šūvinio žaidėjai pramogaudami imituoja karą. Ar gali karas būti pramoga? Keli tūkstančiai vadinamai airsoftą žaidžiančių lietuvių mano, kad taip. Tiesa, karas šioje sparčiai populiarėjančioje sporto šakoje tik imituojamas. Nėra sužeistųjų ar žuvusiųjų, o pergalės ar pralaimėjimo atveju nenulemiami šalių likimai ir nors visa kita labai tikroviška, nuo dalyvių aprangos iki kareiviško sunkvežimio, vadinamojo šūvinio mėgėjams tai puikus laiko praleidimo būdas. Dažniausiai airsoft yra parašomas kažkokia legenda, scenarius, jį parašo Gimasteris, šiuo atveju tai yra Nerijus. Ir pagal tą legendą 2 arba 3 stovyklos žaidžia. Dažniausios būna priešiškos stovyklos ir turi tam tikras užduotis. Sportas labai intensyvus, teritorija labai didelė, yra kur pasportuoti, kur pavaikščioti, krūvis fizinis tikrai yra nemažas. Ir aišku, kaip ir minėjau, labai daug adrenalino. Šio žaidimo entuziastai naudoja elektropneumatinius ginklus, šaudančius milimetro skersmens plastikiniais rutuliukais. Toks šaudmuo gali skirti nuo 50 iki 100 metrų. Žaidimuose naudojamos ginklų kopijos savo svoriu ir matmenimis atitinka tikruosius. Taip pat kūrinėdami įvairių šalių karinių pajėgų ekipuotę, žaidėjai fantazijos nestokoja. Praktiškai gali, viskas, kas turi tikri kariai, yra jau padarytos ir airsoftinės kopijos. Tas pats pistoletas, 1:1 irgi atitinka tikrą. Taip pat darėmės granatas padarytas iš žirnių, iš džiovintų žirnių. O taip pat yra ir kulkosvaidžiai, snaiperiniai ginklai ir bet kokia karinė amunicija. Ši menamo karo idėja atkeliavo iš Japonijos, kur 90-metyje smarkiai apribojus teisę turėti ginklą, ieškota kitų būdų patenkinti didelį susidomėjimą šaunamaisiais ginklais. Imta gaminti gyvybinę pavojingas ginklų kopijas, kurios vėliau kartu su šūvinio žaidimu išplėto po pasaulį. Dabar tokie ginklai kartais naudojami policijos ar kariuomenės mokymuose. Vaikystėje žaisdavau karą, kaip ir visi turbūt berniukai. O čia tiesiog toks biški gal rimtesnis karas, suaugusių karas. Irgi prisiminti vaikystę, palakstyti po miškus, po poligonus, pašaudyti. Nors karo žaidimai gali atrodyti kaip ypač vyriškas užsiėmimas, tarp maskuojamąją aprangą apsirėdžiusių žaidėjų galima sutikti ir merginų. Vyras žaidžia labai senai. Jisai man pasakodavo apie šitą žaidimą. Be pasakojant, man pradėjo kilti pačiai noras ir azartas. Ir tiesiog pati pradėjau, tai dabar jau šiandien koks 7 ar 8 žaidimas, kaip žaidžiu. Ir kai pabandžiau, tai sustoti nebesinori. Labai įdomu.